Taigi, dar kartelį sveiki visi susirinkę. Šiandieną pakalbėsime apie antrosios pakopos studijas. Kodėlgi, kamgi ir kaip jas pasiekti ir jas patekti. Aš esu stojančių prieimimo ir informavimo centro direktorė Justė Rožienė. Bet kada, jeigu jums kyla kažkokių klausimų, galite parašyti man elektroniniu paštu, kreiptis į mūsų centrą ir jums tikrai bus atsakyta į visus iškilusius klausimus. Taigi, dažniausias klausimas, kalbant apie magistratūrą, tai dažniausiai būna, o kam ir kodėl man yra apskritai svarbu įgyti magistro diplomą. Į visokių versijų mes išgirstame, vieni sako visai neverta, kiti sako, ai, man patinka mokytis, įvairiausių atsakymų mes sulaukėme, bet pernai iš tikrųjų kalbėjome intensyviai ir su darbdaviais ir klausėme, kad jie patvirtintų, ar jie laukia darbuotojų, kurie turi magistro laipsnius. Tai žinoma, atsakymų yra įvairių ir tikiu, kad ne vienas iš jūsų yra dirbantis ir jūs žinote, kokia situacija su bakalauro diplomo įgyjimu. Taigi dabar, ką kai kurie darbdaviai atsakė ir ką pastebime rinkoje. Tai yra situacijų, ar ne, kai darbo rinka jo tiesiog reikalauja, nes kitaip negali būti užimtos tam tikros pareigos, negalima galbūt projektam vadovauti ar valstybinėse įstaigose užimti aukštesnių pareigų. Jeigu lyginsime karjeros galimybės ir mus lygins taip, tarkime, keletą pokalbių įvykdė ir lygins su tuo, kuris turi tik bakalauro diplomą, tai galim būti pranašesni įgyję ir magistro diplomą. Magistro studijos apskritai nėra tokios pačios kaip bakalauro studijos, juose yra atliekami tyrimai. Tai nėra galbūt čia labiau inžinieriam jau žinoma projektinis darbas ar ne, kur mes kažką kūrėme, projektuojame ir priimame techninius sprendimus. Čia mes taikome įvairias metodikas, mes kažką tyriame ir analizuojame, mes tampame jau pradiniais tokiais mokslininkais, todėl ir kalbam apie tai, jog įgyjami analitiniai gebėjimai. Taip pat yra gilinamos žinios magistro metu jau konkrečioje srityje. Čia irgi jūs turite labai laisvę rinktis, kadangi magistratūrą jūs galite rinktis toje pačioje kryptyje, ar ne, bakalauro, kurioje jūs ir mokėtės, ir gilinti dar daugiau žinias ir analitinius savo gebėjimus toje kryptyje, galite pakeisti kryptį. Pavyzdžiui, tikrai neretas variantas yra inžinieriai, kurie per 4 metus supratę, kad vien tik projektavimas ir tos žinios ar ne techninės jų netenkina, labai dažnai renkasi vadybos pakraipos studijas, komunikacijos pakraipos studijas magistrė, tam, kad jie taptų, na, galbūt apriepiantis daugiau žinių savo tematikoje, arba gali būti, kad tikrai pajutote bakalauro metais, kad, tarkime, galbūt inžinerinis projektavimas 8 valandas per dieną ne visai yra jums, jūs norite komunikuoti su žmonėm, vykdyti pristatymus ir panašiai. Tai labai gerai pagalvokite ir žinokite, įsiminkite, kad jūs turite galimybę keisti kryptį, jūs galite rinktis iš daugybės programų ir apie tai jums parodysiu, kaip žinoti, kokias programas be vargo galite stoti. Na ir be abejo, magistro pakopa yra laiptelis į doktorantūros pakopą, be kurio mes neapsėsime. Tai jeigu jūs planuojate būti dėstytojais, mokslininkais, tai magistras, kaip sakau, jau yra mažasis mokslas. Ar yra, labai irgi dažnas klausimas, dabar suderinti tą magistratūros studijų veiklą ir darbą, nes jau visi norime dirbti ir uždirbti, kurti šeimas, ar ne? Tai iš tikrųjų tikrai galima jas suderinti. Noriu pabrėžti, jog visos universitete vykdomos magistrantūros studijos yra vykdomos ne anksčiau kaip 16:20. Jeigu kalbėti apie verslo vadybos fakultetą, pavyzdžiui, jie apskritai paskaitas pradeda ir 6 valandą ir ne anksčiau. Tai reiškia, kad jūs tikrai galite dirbti pilnu etatu, ar ne, ir tai jums netrukdys jau kilti karjeros laiptais. Taip pat noriu, kad suprastumėte,
Iki 50% studijų gali būti organizuojama nuotoliniu būdu, tai yra kalbant apie teorinės paskaitas, tikrai gali būti duodami prisijungimai ir jūs jas išklausote. Taip pat tikiuosi, kad visi girdėjote ir žinote, jog mūsų universitetas leidžia rinktis hibridinės studijas. Ką labai labai norėčiau pabrėžti, neapeliuokite, kad visos studijų programos magistrė yra galimos studijuoti hibridiniu būdu. Tikrai ne, atidžiai pasižiūrėkite, bet didžioji dalis studijų programų turi šią opciją. Ir ką tai reiškia, aš tikrai paminėsiu, tai yra galimybė, pavyzdžiui, jeigu jūs dirbate, esate komandiruotė ir negalite realiu laiku atvykti į paskaitas, tai jūs galite į paskaitas prisijungti nuotoliu, ar ne? Ir kas yra svarbu, į visus atsiskaitimus pasirinkus hibridinių studijų modulį, jūs vis tiek privalėsite atvykti gyvai. Praktiniai užsiėmimai taip pat gali būti organizuojami gyvai. Čia irgi priklauso jau nuo fakultetų. Bet jūs įstoję į studijų programą, kurioje norite ir žinote, kad galite rinktis hibridinės studijas, jums tai reikės įstojus užpildyti prašymą dekanate, kad jūs pageidaujate, nes galbūt turite daug komandiruočių, auginate vaikus ir panašiai. Jie suteiks jums leidimą ir dėstytojus painformuokite, kad štai aš esu tas, kuriam reikės hibridinių studijų galimybės, kad gautumėte prisijungimus. Na, ir taip pat tiems, kuriems reikia ypatingos laisvės, ar ne, ir tam tikro organizavimo savo gyvenime kitokiu ritmu, tai yra individualizuotos studijos, kur jūs galite pasirinkti, kiek ir kokių modulių jūs norėtumėte per metus mokytis ir vėliau sukaupę tam tikrą kreditų kiekį, jūs galite apeliuoti jau į baigiamąjį darbą ir diplomą. Tai irgi labai skatinu daugiau apie tai pasidomėti. Kaipgi dabar vyks pats priėmimas į antrosios pakopos studijas? Jis vyksta 2 etapais, tai vieną išskiriame kaip pagrindinį, o kitą kiek ilgesnį kaip papildomą priėmimo etapą. Arba etapus netgi sakyčiau. Viskas vyksta nebe taip kaip bakalaurė Lama BPO sistemoje, viskas vyksta mūsų Vilnius Tech universitetinėje sistemoje. Taigi, pats pagrindinis etapas prasidės, jau iš esmės yra prasidėjęs, ar ne, gegužės 1 dieną, ir kol kas jūs prašymus galite pildyti iki Liepos 1 dienos 14 valandos. Šie prašymai yra registruojami nuorodoje priėmimas.vilniustech.lt. Galite prisijungti ir pildyti savo pageidavimus visus šiuos mėnesius. Tuomet sistema jau bus Liepos 1-14 val. Uždaryta, pakeitimų vykdyti nebegalėsite ir Liepos 4 mes jau skelbsime kviečiamųjų studijuoti sąrašus. Tai reiškia, jūs gausite į savo elektroninius paštus kvietimus studijuoti arba galbūt gausite kažkokią tai informaciją, jog negavote kol kas kvietimo studijuoti ir panašiai. Tai viskas su jumis bus susisiekta Liepos 4 dieną, na, o tada jums keletą dienų skiriama nuspręsti ir pasirašyti studijų sutartis. Labai tikėtumėmės, kad nepildote prašymų tik tam, kad skurtumėte visiems daug darbo, bet iš tikrųjų einate pasirengę ir suprantate, jog jūs norėsite studijuoti ir pasirašysite tas sutartis. Ypatingai, kai kviesime jūs į 1 numerį įrašytą studijų programą. Čia truputį juokiuosi, nes žinokit, labai daug jūsų sugalvoja, užpildo, ateina etapas, jau gauna kvietimą, nebenoriu ir paslystat paskutinę minutę. Bet kas dažnai nutinka, grįžtat antrajame etape. O kalbant apie antrąjį etapą, jis iš karto prasidės jau Liepos 7 dieną, kai pirmojo etapo visi pasirašantieji baigs savo pasirašymus, žinosime, kiek yra likusių laisvų vietų, mes jas paskelbsime ir jūs galėsite vėl pildyti prašymus, nes galbūt per pirmą etapą neįstojote, ar įstojote ne ten, kur norėjote. Ir jūs vėl galėsite pildyti savo prašymus internetu toje pačioje sistemoje. Ir vėl bus kviečiamųjų sąrašai, vėl gausite informaciją, vėl bus laikas skirtas pasirašyti sutartis. Ir vėliau
vykdomi papildomi etapai tam tikrais laiko rėžiais. Mes tiesiog dar vis matysime, galbūt, nes labai daug nutinka situacijų, kai sakau, pildo ir paskui nepasirašo sutarties, arba pasirašo ir netgi po savaitės ją nutraukia, nes kažką pergalvoja, gal išvažiuoja į užsienį ir vėl tų vietų vis atsilaisvina. Todėl nebijokite, jeigu ir vėliau susizgribsite, jog norite magistrantūros, tikrai pasižiūrėkite, tie etapai vyks beveik visą vasarą ir tikėtina, kad tų vietų vis rotuos ir atsilaisvins. Tai jeigu ką, jei negalite apsispręsti ties pirmo etapu, bandykite ir kitais etapais pildyti savo prašymus. Jeigu esate kolegijų absolventai, tai norime paaiškinti, kaipgi tas prieimimas į antrąją pakopą vyksta. Tai į universitetinės antrosios pakopos studijas yra priimami baigę bakalauro vientisasias studijas ir turintis tos pačios arba artimos studijų krypties ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį universitetinį, asmenys turintis profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir baigę papildomasias arba netgi išlyginamasias studijas gali būti. Tai noriu pabrėžti, jog papildomosios studijos, jeigu po kolegijos ar ne, renkatės dabar pakliuvote ir sakot, negaliu tiesiai į magistrą, kągi rinktis papildomasias ar išlyginamasias, tai papildomosios studijos trunka metus ir jos suteikia galimybę jums stoti į magistrą. Išlyginamosios studijos trunka 2 metus ir jos suteikia universitetinį bakalauro laipsnį ir galimybę stoti į magistrą. Tai čia priklausomai, kam ko reikia, nes kartais jums tiesiog reikia bakalauro laipsnio. Pabrėžiu, tiek papildomosios, tiek išlyginamosios studijos yra tik mokamos, jom krepšeliai nėra skiriami. Tačiau jas pabaigę, jūs puikiausiai galite apeliuoti į nemokamą magistro vietą ir gauti krepšelį. Taip pat noriu pasakyti, jog asmenys turintis profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnė nei 2 metų patirtį, turi galimybę stoti į socialinių mokslų arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių darbo pobūdį atitinkančias studijų krypties studijas. Tiesiog jums reikėtų pasidomėti, kokie yra pasirengimo reikalavimai tų krypčių studijų programuose. Kalbant apie jūsų konkursinį balą, tai kaipgi čia bus, ar ne, nes į bakalaurą stojant buvo svarbu egzaminų įvertinimai, tai štai kasgi dabar sudarys prioritetų eilę, kaip tas konkursinis balas bus sudėliotas. Tai esminę dalyką, kur konkursiniam bale sudaro stojančiojo diplomo priede pažymiais įvertintų dalykų svertinis vidurkis. Ir taip pat yra šiek tiek svarbus absolvento studijų programos laidos diplomo priede ar priedėlėje pažymiais įvertintų dalykų svertinis vidurkis. Taigi labai labai svarbu, ar jūs iš esmės su tam tikru savo vidurkiu buvote aukščiau ar žemiau savo laidos lygio. Dėl to yra įvertinama ir ši dalelė, kuri turi mažytį aspektą, ar ne? Jeigu lyginti metai su metais, gali būti skirtingi lygmenys pačių stojančiųjų. Na ir gali būti suteikiami papildomi balai. Kolegijų absolventam, kaip minėjau, kurie dar bus ir pabaigę papildomas studijas, konkursinio balo skaičiavime įvertinami ir papildomųjų studijų rezultatai svertinis vidurkis. Jis irgi dedasi į formulę ir žiūrime konkursinį balą. Už ką tie papildomi balai gali būti pasiimami? Tai už mokslo straipsnį recenzuojamame mokslo žurnale arba už pranešimų santrauką studentų mokslinės praktikos, studentų mokslinių tyrimų leidiniuose, galbūt veikiate šią veiklą savo katedrose, už mokslo straipsnį recenzuojamam tiesiog mokslo leidinyje, atsiųskite mums įrodymą, kad esate bendraautorius ir pačio straipsnio informaciją ir mes galėsime šios balus jums priskirti, arba už laimėjimą Vilnius Tech studentų įtraukimą į mokslinę veiklą skatinimo konkurse veiklą. Taigi, kaip vykdomas pats konkursas, ar ne? Pirmiausiai, jūs pildote prašymus, ten galite nurodyti iki 20 pageidavimų, o jų tikrai jūs tiek galite pasirinkti, nes matysite pagal galimybę aprašą, kad tikrai yra iš daug ko jums rinktis, kur norėtumėte ir galėtumėte stoti magistrę.
Tada yra pateikiami pageidavimai į studijų programų specializacijas, jeigu jos yra išskaidomos, ar ne, išskaidomos studijų programoje. Ir vėliau, kai jau įvertiname jūs konkursinius balus, pageidavimus ir prioritetus, įgaunate kvietimą studijuoti į vieną studijų programą ir į tam tikrą finansavimą. Tai ką tikrai nuoširdžiai rekomenduoju, nes šiemet tikrai turime ir didesnį kiekį krepšelių, tai pagalvoti apie tai, kad pirmais numeriais įrašyti valstybės finansuojamas vietas ir tik paskui valstybės nefinansuojamas. Bandyti pirmiausiai nugvelbti krepšelinę vietą. Dabar prašymų pateikimas, kaip ir minėjau, jis yra mūsų vidinėje Vilnius Tech sistemoje. Tai jūs nueinate į tinklapį Vilnius Tech, įmate skilti stojantiesę, magistrantūrą, pagrindinis priėmimas ir štai jūs iš karto matysite prašymo registravimo anketos nuorodą ir galėsite prisijungti ir supildyti savo duomenis. Prašymus pildydami nepamirškite pateikti iki galo visų duomenų ir nurodyti bent kokį pageidavimą, nes mes viską matom, kada jūs pradedate pildyti ir kad jūs nenurodote tam tikrų aspektų, tai kartais mes netgi jūs paskatinsime, galbūt susisieksime, parašysime laišką, kad nepamirškite, pasitikrinkite, galbūt jūs pamiršote įrašyti pageidavimus ir pateikti visus reikiamus duomenis. Tai mes vienu akies kampeliu tikrai stebėsime, ką jūs pildote. Patikiant prašymą dalyvauti, ar ne, jum yra svarbu jūsų diplomais, ar ne, tai noriu, kad suprastumėte, jog jeigu šiemet baigėte bakalaurą, tai jūsų duomenų normalu dar nėra, nes jūs dar neturite diplomo, ar ne? Kai jūs gausite diplomus, mūsų sistemoje jūsų, baigusių Vilnius Tech studijas, duomenys ateis iš sistemos patys. Jeigu jūs esate baigę pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose, reikėtų mums pateikti baigimo diplomą ir jo priedėlio informaciją. Taip pat dokumentai, ar ne, pati bazė, kągi man ten reikia pateikti. Tai visų baigtų universitetinių, koleginių studijų, diplomų ir jų priedų ar priedėlių papildomų studijų pažymų kopijas sukelti sistemą. Noriu, kad suprastume, mums neužtenka tik tai diplomo pirmo puslapio, kuriame parašyta žodis diplomas ir kam jis įteiktas. Mes ne veltui sakome, mums reikia priedų ir priedėlių, kuriuose yra jūsų įvertinimai ir svertiniai vidurkiai. Pagal juos, tik pagal juos mes galėsime paskaičiuoti konkursinį balą. Tai turite nuskanuoti ir įkelti visus savo duomenis, ar ne, jeigu esate anksčiau baigę ar iš kitų universitetų. Arba jeigu turite kažkokių papildomų kursų, kuriuos baigėte ir norite pateikti informaciją kaip už papildomas studijas. Taip pat reikės asmens dokumento kopijos ir papildomus balus suteikiančių dokumentų kopijos, jeigu ją turite ir galite gauti papildomus balus. Taip pat gali taip nutikti, jog jums reikės pridėti leidimo stoti į pasirinktą studijų programą, jeigu prašymo registravimo pažymoje ties vienu ar keliais pageidavimais randate pastabą reikalingas leidimas stoti. Nepasimeskite, tuoj papasakosiu, kaip tą leidimą gauti ir kodėlgi jo jums gali reikėti. Na, o kai įforminate jau patį priėmimą, registruojam dokumentus, tai jums reikės paso arba asmens tapatybės kortelės kopijos, reikės sumokėti 50 eurų mokestį už registraciją ir administravimą, reikės tą kvitą sumokėjimo įkelti į sistemą, prisekti, nes kitaip negalėsite pasirašyti sutarties, o jeigu viską atliekate, jūs tiesiog pasirašote ir sutartis atkeliauja jums vėliau į paštą. Taigi dabar, kur aš galiu stoti? Pirmiausia, kur aš galiu stoti, o tada kaip gauti leidimą dar, jeigu nerasite opcijų. Taigi, skiltyje stojantiems Vilnius Tech puslapyje jūs galite nukeliauti į magistrantūros studijas skiltį ir yra toks dalykas kaip galimybių aprašas. Tuoj aš įsijungsiu
lazeriuką, kad matytume. Tai štai, stojantiesiam magistrantūros studijos galimybių aprašas. Jame kelių mygtukų paspaudimu galite pasirinkti baigtą bakalauro instituciją. Jūs ją galite čia pasirinkti, ar tai būtų mūsų universitetas, ar bet kuris Lietuvos. Pasirinkite baigtą studijų programą, atidžiai pasižiūrėkite, kartais yra tas pats pavadinimas, skirtingas kodas. Tai pasižiūrėkite, koks kodas yra jūsų baigtų bakalauro studijų. Ypatingai aktualu kitas institucijas baigusiems. Ir matysite visą sąrašą galimybių, į kurias studijų programas, į magistro pakopą jūs galite stoti be jokių papildomų leidimų. Jeigu iš viso to sąrašo jūs nerandate tos labai norimos studijų programos, va tada jau pradėsime kalbėti apie leidimus. Šiaip, kodėlgi čia galima, o čia negalima, tai jūs galite suprasti, jeigu atsidarysite studijų programą, čia vienas iš pavyzdžių, ar ne, aerokosmoso inžinerija, ir jeigu jūs nueisite prie konkursinio balo, yra pasirengimo reikalavimai aprašyti, ir čia yra rašoma, kas yra priimami, su kokiais aspektais į tokią studijų programą. Tai tuo remiantis yra ir galimybių aprašai, kuriami ir taip pat stebima, jeigu ypatingai jūs baigėte kitą programą, kitoje institucijoje, ką jūs mokėtės tenai, kiek jūs kreditų turėjote, kaip tai tapatinasi ir vertinama, ar jum yra galima lengvai be kažkokios informacijos trūkumo stoti į tą studijų programą, ar vis dėlto reikėtų kažkokių papildomų sąlygų. Kalbant apie papildomas sąlygas, čia ir atsiranda leidimo stoti. Tai čia jau atsiranda individualus jūsų situacijos vertinimas. Galvokime, pavyzdžiui, jeigu aš mokiausi statybos inžineriją, ar aš galėčiau eiti magistrę į mechanikos inžineriją, ar ne? Ir jūs nesate tikras, ar jūs priims. Tai jūs galite pirmiausiai pasitikrinti šiame galimybių apraše, galbūt viskas ok. Jeigu jūs neradote to studijų programų sąraše, reiškia, jums reikėtų pildyti papildomą prašymą. Tai jūs puslapyje, va čia galimybę aprašo pabaigoje, matysite šabloną pačio leidimo, kurį jums atsisiuntę, jūs galėsite ir susipildyti. Ir įrašykite, tai į kokią studijų programą, ar netgi kelias, jūs norėtumėte gauti leidimą stoti. Tada jūs atsiunčiate mums šią informaciją stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui, štai taip atrodys leidimo stoti pažyma, ir siunčiate į magistratūrą eta.vilnius.tech.lt. Ir tuomet jau mes dirbame savo darbą, jūs turite kantriai luktelti, kol bus įvykdytas įvertinimas, nes bus peržiūrėti jūsų duomenis, ką jūs mokėtės, ką jūs pageidaujate, ar tai yra labai toli nuo to, kas buvo bakalaure ar ne. Ir jums gali būti sutikti 3 atsakymai. Vienas iš jų - leidimas be jokių sąlygų stoti. Sakom, ok, jokių problemų, tavo žinių mums pakanka, keliauk į šią studijų programą. Antras variantas yra, kai jums gali būti suteikiamas leidimas su sąlygomis. Pavyzdžiui, viskas tvarkoje, galite studijuoti mechanikos inžineriją, tačiau turėsite prie bendro magistrantūros visų modulių, visų programų ir viso paketo dar išsilaikyti, tarkime, nežinau, visiškai pavyzdys, kokią teorinės mechanikos dalyką. Kaip papildoma. Ir jeigu jis yra mokamas, tai kiek už jį reikėtų sumokėti pagal kreditus. Tai gali būti, nes būna tokių išlygų, kur, pavyzdžiui, nepakankamai matematikos buvo toje programoje, nepakankamai galbūt fizikos, galbūt mažai specialybinio kažkokio aspekto buvo. Tai gali būti pasiūlyta 1, 2, kažkokie ar 3 netgi moduliukai, jums papildomai dar pasimokyti. Tuo paties magistro metu jums suteiks sąlygas pasimokyti tuos dalykus, išsilaikyti, įgyti trūkstamą žinias ir keliauti su tuo, kad ir nemokamu magistru. Taigi, tai toks būtų leidimo stoti procesas, būkit geri. Jeigu galit. Aha, kažkas mikrofoną įsijungia. Jeigu galite, iš karto dabar pradėkite tikrinti, ar jums tų leidimų stoti reikia. Labai dažnai tempiat iki paskutinės minutės, įsivaizduokit, kad paskui
per vieną parą visiems stojantiesiam dekanatai neįvertins individualiai jūsų situacijų ir nespės suteikti leidimo stoti. Gal jūs jo nusipelnėte. Ir jeigu nespės, jums liks, na, nebent dalyvauti tolimesnėse etapuose ir bandyti vėliau, ar ne? Tai geriau pradėkit jau dabar, nesvarbu, kad neturite dabar dar diplomo, kiti gal dar tik ginsitės, viskas tvarkoje, pradėkite tvarkyti tuos reikalus geriau iš anksto ir nedelskite iki paskutinių dienų. Jeigu turime šiandieną įgijusių išsilavinimą užsienyje, tai labai trumpai pasakysiu, jog jūs visą procesą praeinate panašiai, tačiau jums tikrai reikia garantuoti gauti leidimą stoti į pasirinktą programą ar programas, tai šitą jums tikrai reikės padaryti. Lygiai taip pat norime matyti diplomą, ką jūs pabaigėte, kokius pažymius ir kiek kreditų jūs tam tikrus dalykus studijavote. Ir atsiranda vienas papildomas dalykas, jeigu baigėte studijas užsienyje, jums reikės kreiptis į tarptautinių studijų centrą, kad jums užfiksuotų užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimą, kad jūs tikrai turite diplomą tos institucijos, kuri egzistuoja ir joje jūs tikrai mokėtės. Jums reikės nusiųsti aukštą išsilavinimą liudijančius dokumentus su aprašais, priedais, kopijom, viskuo, ką turite, ne, to diplomo rinkinyje. Ir parašyti prašymą laisvą formą, kad leidžiate kreiptis į atsakingas institucijas, kaip pavyzdžiui buvusi jūsų universitetą, kad jie patvirtintų, jog jūs studijavote ir panašiai. Tai čia papildomas dalykas tik tam, kad būtumėme garantuoti. Jeigu nepavyktų gauti valstybės krepšelio, tai visada kyla klausimas, tai kiekgi čia tas magistras man kainuotų. Tai čia lentelėje matote, jog kaip ir bakalaurė studijų kainos studijų programom yra skiriama pagal kryptis, ar ne? Viena kaina gali būti inžinerijoje, kita yra socialiniuose moksluose, taip pat nuo formos, ar tai nuolatinė, ar tai ištęstinė forma yra, ar ne? Ištęstinė, kaip žinote, šiek tiek trunkant ilgiau. Tai čia matote 1 metų kainą, ar ne? Ir dažniausiai magistras, taip didžioji dalis, trunka 2 metus, gali būti 1,5 metų. Tai jums reikėtų pasižiūrėti, ką noriu pabrėžti, kad verslo administravimo programa, MBA sutrumpinimu, ar ne, neturi nemokamų vietų. Joje jūs mokėsite 5538 eurus, jinai trunka metus laiko ir joje yra visai kitoks konceptas pačio magistro. Tai pasidomėkite šią studijų programą, ypatingai tie, kurie nenorite rašyti didelio išsamaus baigiamojo darbo, nes čia atsiskaitimas galutinis vykdomas šiek tiek kitaip, tai yra pristatomi projektiniai darbai, jūsų tokie baigiamieji projektai, kitokia forma, tarsi konferenciniai pristatymai vyksta, ne tokie, kaip jau įprasta, ką jūs matėte bakalaurė ir panašiai, kas būna, ar ne, magistrė. Valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija, nepamirškite, kad yra dar ir toks aspektas. Tai jeigu jūs nepatekote į valstybės finansuojamą vietą, dar tarp finansuojamos ir nefinansuojamos vietos yra toks aukso viduriukas, valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija. Tai studijų įmokos sumažinimas yra taikomas studentam įstojusiam į valstybės nefinansuojamas vietas kiekvienoje programoje ir specializacijoje, būtent nuolatinėse studijose, turintiems aukščiausius konkursinius balus. Ir kalbėkime taip, kad jeigu krepšelį, ar ne, mes turime į mechanikos inžinerijos magistrą stojančių 20 stojančiųjų, tarkime, čia visiškai preliminariai kalbu, bet kokius skaičius, iš tų 20 mes 10 galėjome skiriame krepšelius, tai visi kiti
tarsi gauna vietas į valstybės nefinansuojamas pozicijas, tačiau du didžiausią balą turintys iš tų likusiųjų gali gauti 100% įmokos sumažinimą, tada dar du dar mažesniu konkursiniu balu, ar ne, gali gauti sumažinimą iki tiek, jog už studijų semestrą reikės mokėti tik 1000 ir dar toliau žemesniu balu 3 gali gauti, kur už semestrą mokės 1250 eurų. Taip pat nenusiminkite, jeigu nepavyko gauti šių stipendijų, dar yra taikoma 10% nuolaida visiems baigusiems studijas Vilnius Tech. Tai jeigu jūs ir įstojot į valstybės nefinansuojamą vietą, nebuvo jokios papildomos nuolaidos, tai nepamirškite, jog šią alumnių privilegiją turite. Jums tai reikia pateikti fakultete, kai įstosite, dekanato darbuotojams prašymą su savo baigimo diplomu, kad štai aš baigiau bakalauro, įstojau į mokamą vietą, noriu savo nuolaidos. Iki rugsėjo 10 dienos įstoję tą padarykite ir jums bus nuo paskaičiuojamos sumos iš karto sumažinta kaina. Na ir pabaigai, tai jeigu jums bet kada reikalinga kažkokia konsultacija, tai būtinai kreipkitės į stojančiųjų priėmimo informavimo centrą, galite ateiti gyvai, mes esame įsikūrę S3 pastate Saulėtekio alėjoje 11. S3, tai senieji galbūt vadinami, tie anksčiau buvo senieji centriniai rūmai, S3 pastatas, antras aukštas, 204, 204A, netgi 205 kabinetas, galite rasti mus. Galime konsultuoti Zoom'u, telefonu, rašykite į magistratūrą @vilniustech.lt ir jeigu tik tai abejojate, geriau iš karto skambinkite, klauskite, tvarkykite kuo greičiau leidimus, nelaukite iki paskutinės minutės ir mėgaukitės paskui ramia vasara laukdami savo studijų. Taigi dabar skirsiu laiko klausimams. Sekundę ir sustabdysiu.